Gerbiami Tauragės televizijos žiūrovai, šio vakaro savivaldybės televizijos laidoje kviečiame žiūrėti reportažą iš eilinio rajono tarybos posėdžio, kuris įvyko vakar, gegužės 14-ąją, savivaldybės salėje. Jame tarybos nariai pirmojų klausimų aptarė ir patvirtino naujųjų tarybos komitetų nuostatus, kuriuos pateikė komitetų pirmininkai. Ekonomikos plėtros komiteto Donatas Simaitis, Švietimo ir kultūros Dalia Mulevičienė, Socialinių reikalų Vytautas Meištininkas, Finansų ir investicijų Viktoras Kovšovas. Prieš prasidedant posėdžiui tarybos nariai pasveikino Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu apdovanotą tauragiškiams gerai žinomą pedagogą Nikodemą Krapavicką ir Lietuvos jaunimo sporto žaidynėse badmintono finalinių varžybų nugalėtoją Žalgirių vidurinės mokyklos 11 klasės moksleivę Neringą Arasaitę ir jos trenerį Joną Šilerį. Darbas yra vertinimas, o mes stengsimės su Neringa kitais vaikais ir toliau garsinti Tauragės vardą. Noriu pasakyti, kad Neringa šį šeštadienį išskrenda į Škotiją, kur dalyvaus pasaulio komandinės pasaulio pirmenybės. Turbūt jūs ir aš noriu palinkėti Neringai, kad ten sektųsi. Ačiū Jums labai. Ekonomikos ir plėtros komitetas. Pirmininkas prašom pristatyti savo. Ekonomikos komitetas dirba savo darbą vykdo planą, kuriuo tikisi vykti rajono ekonominio ir socialinio vystymo raidos analizę, daryti prognozes, sudarinėti perspektyvinius rajono vystymo planus, juos analizuoti, teikti rajono tarybai kitom institucijoms. Ekonomikos plėtros komitetas dirba savo darbą sekančių klausimų sprendime. Pirmas. Nagrinėja rajono biudžetinių įmonių organizacijų turinčių sudarymo lėšų naudojimo ir ekonominį padėtį. Nagrinėja gautų įmonių įvairių paslaugų mokesčių tarifų pasikeitimus, teikia savo pasiūlymus rajono tarybai. Nagrinėja gautų pretenzijų dėl mokesčių tarifų dydžių tiek iš organizacijų, tiek iš gyventojų. Nagrinėja įduotų pasiūlymų dėl darbuotojų skaičių, struktūros ir valdymo sistemos pasikeitimą ryšium su esamu ekonominiu socialiniu padėtimu. Analizuoja rajono administracijų teritorijų paskirtim ir savo išvadas teikia valdybai ir kitoms suinteresuotoms tarnyboms. Palaiko ekonominius dalykinius kontaktus su organizacijomis, kurios yra rajono teritorijoje, turi tipos rajono socialinio ekonominio vystymosi. Nagrinėja kitų rajono regiono socialinio ekonominio vystymosi tendencijas, teikia pasiūlymų dėl atskirų nuostatų pritaikymo rajone. Analizuoja Lietuvos Respublikos bendros ekonominio socialinio vystymo kryptis ir daro analizę ir taiko atskirų palankius sprendimus rajone. Palaiko dalykinius ryšius su vertinimais, analizuoja pasiūlymus ir gėdavimus. Nagrinėja rajono gyventojų užimtumo problemas, migraciją, darbo jėgos paklausos ir pasiskirstimą. Tai buvo apsvarstyta, iš ekonomikos komisijos narių papildomų nebuvo gauta, tai skaitau kaip ir jums pagrindų. Visi komitetai, nuostatai komitetų turi teikti vieną, kad komitetų išvados ir sprendimai turi tik patariamojo balso teisę, apsisprendžiant tarybai, merui, valdybai ir taip toliau, kitoms savivaldybės institucijoms. Kadangi esant raštingi, aš nematau reikalo skaityti galbūt vienas iš trumpiausių Finansų ir investicijų komiteto nuostatų tekstą. Abejoju dėl to, kas suras daugiau investicijų ar ekonomikos komitetas ar Finansų investicijų komitetas, nereikėtų kelti. Aš manau, kuo komitetai ir atskiri tarybos nariai daugiau suras šių investicijų, tuo bus geriau rajono žmonėms ir rajono biudžetui, ekonomikai ir taip toliau. Išties Finansų ir investicijų komitetas, logiškai galvojant, yra truputį lygtai žemiau už ekonomikos komitetą, kadangi jis nagrinėja tai biudžeto sandaros, biudžeto panaudojimo klausimus, tai yra savivaldybės pinigų. O pavyzdžiui, ekonomikos komitetas gali nagrinėti įmonės, įstaigos ekonominė veikla. Aišku, ten vis dažnai persikins ir su rajono biudžeto pinigais ir investicijom. Taryba taip pat patvirtino savivaldybės kontrolierių nuostatus bei mero pateiktą savivaldybės administracijos struktūrą. Aštrokų tarybos narių vertinimų susilaukė pasiūlytas Tauragės vėliavos projektas. Norėčiau pristatyti Tauragės miesto vėliavų 3 projektus. Projekto autorius Vilniaus dailės akademijos profesorius
su spalvų reikšmėmis šiuose vėliavose. Tauragės ragas reiškia Tauragės gerbą, kuris yra patvirtintas Lietuvos Respublikos prezidentų dekretu. Raudonas spalva reikštų šilumą, vaisingumą, meilę, taip pat tai buvo naudojama karališkose vėliavose, tai kur išreiškia valdžią. Balta spalva reiškia šviesą, taiką, pilnatvę, paprastumą. Tarybos narys Sigitas Kancevičius. Aš noriu paklausti, ar tauragiškiam dailininkam buvo pasiūlyta, reiškia, dalyvauti šitame konkurse, kad laimėti? Tai skiria Generalinės komisija prie Lietuvos Respublikos prezidento. Kadangi jie turi savo nuostatą, tai jie savo sistemą daro. Taip, jie tvirtina, toliau eina sekantis patvirtinimas Lietuvos Respublikos prezidento dekretu. Tai čia gal tik tai replika bus tokia. Gal tai ir yra baisiausia, nes man šitie projektai, tai atleiskit, yra pirmokų darbai. Aš komiteto posėdį daviau mintį tokią, kadangi ir herbe, ir vėliavoje tas pats ragas yra, negalima kito varianto. Negi jau taip sudėtinga pakeisti kažką. Nu, matot, ragą mes nepakeisime, ragas yra Tauragės gerbas. Tauragės gerbas. Tauragės gerbas yra Tauragės gerbas, o vėliava yra kitaip. Gerbas simbolizuoja, tai yra vėliava Tauragės. Aš komiteto posėdyje sakiau, kad nekiškime sesijai tvirtinti klausimų visiškai neparuoštų. Juk šis klausimas yra visiškai neparuoštas. Ar nuostatai vėliavos yra, niekas nežino. Ar koks nors atsiklaustas žmonių ir dar kam nors, niekas nežino. Galų gale, kodėl negalėjo būti paruošta, jeigu tie projektai pasiūlos bent mažus vėliavėlės, įskabinto štai savivaldybės foje, kur paprastai įvairius projektus kabino, kad žmonės galėtų matyti, ar tai muziejai patirti, kad galėtų matyti gyvą daiktą ir spręsti, koks jis yra. O dabar, kas čia gali įtikinti profesorius ar kas paaiškį, pirmokui duoti tokį, paaiškins ant sukėlimo į lotelę ir štai spręsti. Klausimą reikia iš esmės paruošti. Sesijai teikiant bet kurį klausimą, kad visi pranešėjai galėtų bet kurį klausimą paaiškinti ir atsakyti. O ne šiaip savo dabar nieks nieko nesiūlo. Siūlau šio klausimą, nors metinės jubiliejus Tauragės artėja, bet siūlau šį sykį nespręsti klausimą, paruošti reikia, kaip reikiant ir pasistengti ir padaryti iki jubiliejaus. Yra normalus projektas, patvirtinama tarybos parašus mero ir tuomet atiduodamas jau darbui. Kol kas po šito parašo nepadės. Aš tik tai gerbėmiai noriu pasakyti, kad vėliava tai yra ne viendienis darbas. Čia bus simbolis ateičiai ir mūsų Tauragės rajonas. Tai reikia tikrai apsispręsti, kokio pobūdžio ir kaip ta vėliava atrodė. Man atrodo, tikrai reikia atidėti ir palikti. Tauragės vėliavos projekto tvirtinimas atidėtas sekančiam posėdžiui. Nuspręsta pagaminti kokybiškus projektų variantus ir pateikti juos tarybos narių ir visuomenės aptarimui. Posėdžio pabaigoje išrinkta tarybos etikos komisija iš 3 narių, o taip pat pagaliau padėtas paskutinis taškas užsitęsusioje Vytauto Liutkaus degalinės Gedimino gatvėje statybos byloje. Leisiu truputėlį paaiškinti dėl sprendimo, kodėl atsirado žemės sutarties papildymas. Būtent nuomos. Žemės sklypas buvo išnuomotas pramoniniai paskirčiai. Ir nuomojant žemę nėra tokios sąvokos degalinės statyba ir dar kažką. Tai yra žemės ūkio paskirtis ir pramoninė paskirtis. Ir tačiau atsižvelgiant į visus savivaldybės sprendimus, šiai dienai ponui Liutkui yra leidžiama statyti konteinerinę degalinę. Visi teismai, kiek jau man teko studijuoti visą šitą dalyką, yra draudžiama ponui Liutkui šiuo momentu statyti bet kokią kitokią degalinę išskyrus konteinerinę. Ir atitinkamai nenorėtume paprasčiausiai eiti dėl kažkokių tai savivaldybės neapsisprendimų į teismą, mes priėmėm tokį nutarimą, kad papildyti žemės nuomos sutartį. Mūsų prasme, kaip žemės nuomotojų valstybinis, yra visiškai niekinis dalykas, kadangi tai yra pramoninės paskirtis. Pasisakyti aš.
Dar pasisakyti. Pirmiau noriu atsakyti į mano klausimą. Kiek numatoma darbo vietų? Sakiau apie 20. Pradžiai. 20. Ar tiesa, ne? Statybos metu statybininkų vien būtų apie 20, o kada atsidarytų darbas, būtų pastovių 40 darbo vietų, ne mažiau. Gerai suprantu ir gyventojų nuomonę, kuri buvo pasakyti paminėti ir straipsnį tarp jaunimų. Bet atsiminkime, kai statėsi iki parduotuvė, kiek buvo skundų, kiek piketų buvo, kad neleisti tą statybą. Šiandien pastatas stovi, jis niekam netrukdo. Dėl ko šiandien balsuosiu už šitą pateiktą projektą? Vis tik tai, Tauragė yra didžiausia bedarbystė visgi. Jeigu įdarbinta bus dabar 20 vietų, kaip minėjo, ateityje 40 vietų numatoma darbuotojų, vis tik tai nemaža parama ir Tauragėje. Toliau kas liečia dėl aplinkos tvarkymą. Sutvarkyta bus aplinka, manau, ne tik aplink tą pastatą, kuris bus pastatytas, bet kažkiek, kurie dalimi dar žada prisidėti prie Tauragės gerbūvio darbų. Dar viena medalio pusė yra, vis tik tai, galbūt gyventojai nepasveria to, kad ateityje ir jiems bus pigiau nusipirkti prekių, o netikiu, kad bus brangiai didesnės kainos kaip kitur. Ir bus arčiau. Ir vis tik tai prašyčiau visų apsispręsti ir pritarti šitam pateiktam pasiūlymui. Tauragės rajono valdybos pavedimu teikti rajono tarybai sprendimo projektą baigti degalinės ir parduotuvės statybą dėl šių priežasčių. Pirmas, Tauragės valdybos sprendimą. Tauragės rajono apskrities viršininkas 97.03.24 papildė Lietuvos žemės nuomos sutartį. Antra, 08.95.08.03 Tauragės rajono teismo sprendimas. Antra, įtraukti degalinį į degalinių išvystymo schemą. Trečia, naikinti Tauragės rajono tarybos 96.03.06 sprendimą numeris 159 Tauragės rajono tarybos 96.05.08 sprendimą numeris 218. Ketvirtas, įpareigoti merą pasirašyti potvarkį leidžiant statyti Liutkui degalinę, kai Liutkus įsipareigos prisidėti prie miesto tvarkymo darbų. Toks savivaldybės sprendimas.